Kaip ir žadėjo, Kauno troleibusų vairuotojai po įspėjamojo surengė visos dienos streiką. Tai, kad įmonės darbas paralyžiuotas, skelbė ant durų kabanti informacija. Iš 370 streiko dieną dirbo tik 60 žmonių. Į reisą neišvažiavę darbuotojai būriavosi Autrolio teritorijoje ir netrodė nusiteikę labai karingai. Kaip ir įspėjamojo streiko metu žmonės kėlė du reikalavimus – nemažinti atlyginimų ir nenaikinti bendrovės. Mūsų jau atlyginimai buvo jau mažinti ir čia išeina antrą kartą mažinimas. Mes taip dažnai nesutinkam, mums taip pat reikia išlaikyti šeimas ir taip pat pavalgyti. Vieną dieną nevažiuoti į miesto gatves vairuotojus kvietusios vienos iš profsąjungų vadovų tikino, kad streiku bandoma sustabdyti įmonės sunaikinimą. Esą yra planų mieste palikti tik bendrovę Kauno autobusai, kuriai reikalinga ši Autrolio teritorija. Streiko organizatoriai įsitikinę, kad Kaune apskritai siekiama panaikinti troleibusus kaip visuomeninio transporto rūšį. Jeigu mažėja troleibusų, kaip jau ir lyg numatytos mažinti, tada didėja intervalai, atsiranda veiklos laukas ir pajamos yra keleivių pervežimo, užsiimančioms įmonėms. Vos keletą mėnesių Autrolio įmoniai vadovaujantis Mindaugas Legas tikino, esą likviduoti įmonės neleis įsipareigojimai Europos bankui, iš kurio paimta paskola troleibusams pirkti. O darbuotojų atlyginimų mažinimas anot Autrolio vadovo tėra laikina priemonė. Toliau mes ir nesiruošiam mažinti. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pusė įmonės darbuotojų yra sutikę ir pasirašę, iš tų pačių vairuotojų yra 165 berods žmonės, kurie sutinka su mažinimu atlyginimu. Ir apie tolimesnį mažinimą tai jokių kalbų nėra, bet mes šnekame apie tai, kad šitas mažinimas yra laikinas dalykas. Nepaisant streiko organizatorių pastangų, iš 112 troleibusų mažiau kaip pusė vis dėlto išriedėjo į Kauno gatves. Neišvažiavusius troleibusus pakeitė autobusai, pasikabinę troleibusų maršrutus ir netgi numerius nurodančias iškabas. Miestiečiai didelių patogumų teigia nepatyrę. Dabar rečiau, reikia laukti ilgiau. Aš dabar laukiu 10 numerių. Tai ir autobusai rečiau eina, ir troleibusai rečiau eina. Bet, kad taip didelių nepatogumų nejuntu. Mes nepatyrim, bet jeigu reikėtų ar darbas skubėti ar ką, tai kalbų nėra, būtų nepatogumų. Tuo metu, kai dauguma Autrolio vairuotojų gyveno streiko nuotaikomis, jų nepalaikė ir dirbti išvažiavę kolegos stoviniavo gatvėse. Važiuoti kaip įprasta pietauti į bendrovę žmonės baiminosi, esą dėl nedraugiškos bendradarbių reakcijos. Štangas nutraukinėja, veidrodžius nusukinėja, visokiais žodžiais šmeižiasi baisiausia, visokiais grasinimais, visokiais. Masę atjunginėja. Ir šitą, mes negalim išvažiuoti, tai mes užtat nevažiavau šį teritoriją, išvažiavau papietausiu, ir išvažiuosiu toliau į liniją. Dėl streiko patirtus nuostolius Autrolio vadovai sako dar skaičiuosiantys. Tačiau ieškinys teismui dėl profesinės sąjungos esą neteisėtų veiksmų ir pažeistų įstatymų jau parengtas. Stebėti kolegų organizuojamo streiko atvykę Vilniaus troleibusų profesinės sąjungos atstovai netmetė galimybės panašų piketą surengti ir sostinėje. Kauno troleibusų vairuotojai neišvažiuoti į gatves žada ir rugsėjo 1. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.